Tyrimas vyks, kai bus baigtas tyrimas, informuosime. Sudaryta komisija? Taip. Sudaryta komisija? Tai komisija sudaryta, vyksta tyrimas ir informuosime. O dabar gerbiamo tarybos nario Vaido Ratkevičiaus klausimus. Galėčiau pasakyti, kas liečia atliekų surinkimo visos sistemos, tai kaip jūs patvirtinote, gerbiamo tarybos nariai, tvarką atliekų surinkimo, taip mes jos laikomės ir vykdome. Tikrai pastebėjimai jūsų aiškus ir nedviprasmiški. Gyventojai, individualių namų gyventojai, sodų bendrijų gyventojai, kurie ten gyveno, yra tikrai dalis gyventojų nesudarę sutarčių ir mes turim tam problemų. Šias problemas sprendžiame aplinkos apsaugos specialistų, mūsų įmonių, kurios vykdo šias paslaugas ir ekologo pagalba stengiamės gyventojus skatinti, kad kuo daugiau būtų sudaryta sutarčių. Šiandien yra tokia padėtis, kokia yra. Man atrodo, artimiausiu laiku jau Vaco valdyboje yra svarstomas klausimas varto mokesčio didinimo klausimas. Artimiausiu laiku ir jūs gausit į tarybą turbūt svarstyti šitą medžiagą. Man atrodo, mes privalėsime keisti buitinių atliekų tvarkymo tvarką, kur turėtų būti, aš manau, nustatyta pagal utilizuojamų atliekų kiekį apmokėjimas. Tada galbūt pasikeis ir situacija. Ką jūs daugiau klausėte, gal aš dabar nelabai jau atsimenu. Dėl medienos. Dėl medienos, tai tikriausiai šitą medieną dar reiktų patikslinti, bet man atrodo, ten visa malkinė mediena ir šiandien Beižonių globos namai, kiek aš žinau, jie atsiveža iš Elektrėnų seniūnijos tą medieną, pjauna tenais, džiovina, nes ten malkinis apkūrenimas, tai ir kūrens. Jeigu kažką aš ne taip, tai reiks pasitikslinti dar. Ir viskas tikriausiai, daugiau aš tokių neturiu. Gerbiu, ką